Nepatikėsite, rugsėjo 1 vaikai pareiškė: Mama, mes norime nuvažiuoti į knygyną ir apsipirkti prieš mokslo metus. Paprastai mes tokių apsipirkimų nedarydavome. Na, bet kaip sakoma, belė tik padėtų. Parodyk savo tas gražiausias, žinai, tos glamūrinės. Čia aš tiesiog ne pamokoms, bet, pavyzdžiui, papirinės kosmetikos kainas rašinėsiu. Ne, savo žodžiu. Savo reikmėm, ne? Tokie gražus. Čia bus project books. Surašysiu, čia galima kažką įdėti. Gerai, čia bus tavo projektams. Ir žodžiu visokie tai. Gerai, žodžiu, vaikai užsimanė mažesnių sąsienių, nebenori rašyti didelius. Namo grįžome su štai tokiu laimikiu. Apipirkom vaikus sąsieniais. Pasirašėm. Dirbsim. Vaikai labai užsimanė mažų sąsienių, nes mes laiką raštėm atskirius didelius lapus. Tai žiūrėsim, kaip čia tas įkvėpimas. Sako, kad vaikus sveikinti su rugsėjo 1 tai tas pats, kas sveikinti kiškius su medžioklės sezono pradžia. Kad mūsų mokslo metai nebūtų panašus tik į medžioklės sezoną, stengiamės paįvairinti jį įvairiais susitikimais su draugais ir kitokiomis, labiau vaikams draugiškomis atrakcijomis. Jo labiau, kad ir mamoms kaip oro gurkšnio kartais norisi pasibuvimo su bendraminčiais. Tad pirmosiomis rugsėjo dienomis, kol dar laukia nuostabus oras, sutarėme su draugais paminėti mokslo metų pradžią Varnikų pažintinėme take. Pakeliui į Varnikų pažintinį taką. Čia tipo mineralinis vanduo. Natūralus mineralinis vanduo. Atsigerk. Atsigerk. O gal čia irgi mineralinis? Turbūt? Mineralinis. Čia gali prisipilti. Pažiūrim. Čia tai paprastas. Čia tai paprastas. Čia mineralinis. Varnikų. Okei. Tu net juodai prisiderinai prie varnų, supranti. Mes kai buvom, tada nebuvo šitų stotelių su varnom. Aš neatsimenu tų varnų stotelių. Tada baigyti, žodžiu. Bet jau. Bandysim tavo naują. Sofija, žinok, šitom pošaitėm yra apie 30, 40, 50 metų, kuris dar didesnis, dar daugiau. Sofija? Jis labai lėtai auga. Miške mus be perstojo valgė uodai, o išlindus iš miško negailestingai čirškino saulė ir vargino rugsėjo pradžiai neįtin būdingas karštis. Varnikų tako kulminacija – nuostabi aikštelė ant Piliškio ežero kranto. Mat nors čia kur ir molis. Taip, čia durpės, čia durpės. Daug karštai. Tai ir kažkas kaldas. Gaila, kad diena pasitaikė tikrai karšta, todėl ilgiau čia užsibūti nesinorėjo. Na, čia va jau nemažai reikia pafilmuoti iš arčiau biškį. Magdė, nieko nepalikai? Tik taip biškai. O čia kaip gera, ne? Nebe karšta. Kad jau uodai ir karštis paliko neįtin gerus įspūdžius, kompensacijai patraukėme į Trakus. Gražiai pavakarė kavinėje ant Galvės ežero kranto, su kibinais ir karštų sultinių, bei kitais užkandžiais, buvo tai, ko reikėjo ir vaikams, ir mamoms. Ai, Magda, tau dar net nešė, ne? Aš tai išlėda man reikėjo po. Mamų stalas. Skanaus man. Tu paragaut. Balionai, mato dangų kaip gražiai. Žiūrėk, vanduo. Esat visi labai gražus pilies fone. Sakykit visi kebabas. Koks kebabas? Šiš kebabas. Kibinas. Kibinlar. Kibinas su kiaulina. Gerai. Antivegetarianai. Tikrai laisvai. Čia mamos ne pilies fone.
Magdė priešingai nei Liutauras mėgsta ramius kamerinius gimtadienius. Jai nereikia krūvos draugų, kad gimtadienis būtų geras. Todėl tikrąją gimimo dieną ji norėjo ko nors skanaus ir vienos popietės vandens parke su drauge. Na, o sutartai dienai atėjus, mergaitės, kaip ir buvo sutarta, keliavo į Vičy vandens parką. Po baseino su mergaitėm dar nuėjom pavakarieniauti į Etno dvarą, desertui paėmėme burbulinės arbatos, taip ir praėjo gimtadienis. O daugiau introvertams ar ko reikia. Lauduliui kalėdos rugsėjo mėnesį. Taip, kalėdas, aš noriu kalėdas. Tau labai norisi, kad kuo greičiau kalėdos. Padarykite kalėdas komentarą. Tu jau skaičiavai, kiek iki kalėdų dienų liko? Dabar 99, manau. Apie savo požiūrį šiuolaikinės matematikos programas jau rašiau tinklaraštyje. Čiagi trumpai pasidalinsiu, kaip mums sekėsi pagal tas programas, o gal net visai ne pagal jas, mokytis. Kai turime naują temą, mokymosi žingsniai pas mus paprastai būna tokie. Išsiaiškiname naujus terminus, pasidarome temos konspektą, sprendžiame uždavinius. Konspektus stengiamės daryti kuo paprasčiau, kad juose būtų tik pati būtiniausia informacija. Tikiu, kad išrašydami pagrindinius teorijos dalykus, vaikai geriau suvokia, kas yra kas, o ir pasikartojant paskui padeda greičiau atrasti, kas apie ką buvo. Čia tiesiog per vidurį kažkoks skaičiukas. Gerai, o kaip Bet ten apačioj? nerodo jokių skaičių. Ne, tai jo, bet apačioj būna skaičiai visokie parašyti, ne? Ne. Skliaustuose ten būna, kai ten Ne. būna ten užsispaunint, ar kaip jūs ten sakot, kur atsirasti ten. Nu tai tu turi paspausti va šitą mygtuką. Aha, klaviatūros. okei. Ir jis tau išmeta koordinates kažkokias, nesi susidūrus su koordinatėmis. Ir tu turi įvesti koordinatę. Prieš Nu tai, ir ką kad tu jie įvedi? Nu ką žinau, Game Mode Creative, jeigu tu nori kūrybišką režimą, nu kažką tokio ir tada pasirinkti. Aš tau papasakosiu, kaip jis ten Palauk. supranta tą. Palauk. Ne, žiūrėk, tas taškas turi vardą. Matai? B. Nu tai pažymėk prie to taškelio, kad tai yra B. Va čia, va, to taškelis buvo čia, taip? B, taip. O dabar žiūrėk, koks nuvarot, kaip sakant. Ištrinčiu, tai nesąmonė. Ištrink. O dabar pažiūrėk, o jeigu aš parašysiu, kad tavo taškas C turi būti, žiūrėk dabar koks fintas, -2 ir 3. Kaip tu tokį tašką pažymėsi? Kaip tu manai? Žiūrėk, pirmas skaičius kokį rado X ar Y? Čia. Tu žinai, ką čia pažymėjai? Ai, Šito oi, taško va čia. koordinatės, žiūrėk. Šito taško koordinatės, žinai, kokios bus? Kokios? Šito taško koordinatės ant X ašies yra 3, o ant Y ašies yra -2. Taip? O aš prašiau atvirkščiai, žiūrėk, -2 ir 3. -2 mums reikia ieškoti ant X ašies. Kur yra -2 ant X ašies? Parodyk. Ant X ašies, ateik, zuikiuk, nepavargai, dar ateik. Ateik. Mes įsiaiškinsim kiekvienam šitam, kokio taškai būna ir tada pabaigsim, gerai? Ateik, zuikiuk, ateik, parodysi man. Ant X ašies, ant šitos ašies ras, kur yra -2. Ateik. Kur ant šitos ašies, kur yra -2? Čia. Va, tai mums reikia ieškoti arba į vieną pusę, arba į kitą, taip ant šitos ašies. O 3, kur ant Y ašies 3? Ant Y ašies 3, kur yra? Ant Y ašies 3. Va, puiku. Tai reiškia, mūsų taškelis bus va čia, va, supranti? Ir ateik dar vieną variantą duosiu. Ateik. O kaip pliusas? Ką? Čia mes nedarim pliusą. Gerai, aš tau padarysiu kitaip. Kokį pliusą? Tipo, kai
Mes piešim šitus, tai nebuvo su pliusu, nes čia tik su minusais. Čia gali pliusas čia, Kur o čia minusas pliusas, čia nėra pliusas. prie ženklo, kaip prie skaičiaus Kodėl čia nėra tada ženklo. X, o ne pliusas parašytas? Čia X ašis, čia pavadinimas ašies, ne? Žiūrėk, kai prie skaičiaus nėra jokio ženklo, tai yra savaime suprantama, kad tai yra pliusas. Gerai, o jeigu aš pažymėsiu tašką va čia va, kokios bus jo koordinatės? Suraskim šito taško koordinatės. Ties kokiu skaičiu man tikso jis yra? Ties kokiu 3, skaičiu? 4. Čia kas? Čia 3 ar čia koks skaičius? Nenutrink. Minus 3. -3. Užrašyk. Šitą tašką pavadinkim D. Dabar tu man parašyk. Skaičiaus D koordinatės bus kokios? Imk parašyk. Koks ant tikso skaičiukas? -3 šaunuolė, o ant Y? -4 šaunuolė. Matai, va šito taško abu neigiami, ne? Vat jis bus ties šitais. Aha. Tai va, svarbiausia nepamiršti, kad pirmas skaičiukas žymi X ašį, o antras skaičiukas Y. Prisiminsi? Parodyk, kur yra X ašis. Mes pirmą pasižiūrime matematikai į kairę į dešinę, kur šitą skaičių surandama, ne? O paskui jau žiūrim, kas čia vyksta danguje ir žemėje, ne? Prisiminsi? Kitą kartą pakartosim. Gerai, pažiūrėsim, kiek prisiminsi. Nu, pažymim, va. Minus 2. Nu ir dabar žiūrėk, ką rašo tau nubrėžt. Ar trikampį ir ką prašo tau nubrėžt? Atkarpas TV. Nu. Atkarpa VT, Man kur bus? nuvesti Taip, būtent taip. Tai čia gavosi atkarpa VT ir dar kokia prašo? RS. Gavosi 3. Puiku, labai gerai. Daug mano šokolado gabalių. Man atrodo, užteks šitą. Na. Nu, Dar. kaip šitą pakeitė. Keliai 5. Ir va čia tu paskutinį paprašom. Taip, puiku. Nu ir dabar mums reikia sudėlioti dėsningumą, kiek čia buvo, žiūrėk. Aha, imi vieną penketuką. Tai gausis 4. Gerai, galvojam iš naujo. Paėmėm, va šitos palauk. Tavo iškia blaško. Tu jos patrauk. Žiūrėk. Paėmėm 5, gali susikaupti 2 minutėm. Paėmėm 5. Taip. Kiek, va čia iš tos vanežiai, mes kiek kartų tos 5 paėmėm? 7, taip. 5 kart 7 ir dar šitą pačią krūvelę, dar kiek tokių krūvelių turim? 4. Kiek krūvelių turim? Viena krūvelė, 2, aš tai skaičiuoju. Aš to sakau, žiūrėk, čia yra 5, kaip vienetas, nebedalomas, ne? 5, juos paėmėm, padauginom 7 kartus. Ir tą 7 kartus padauginom dar 2 kartus. 5 kart 7 kart 2. Išskaidėm. Taip. 70, jeigu nori išskaidyti pirminiais dauginamaisiais, tai bus 5 kart 7 kart 2. Nu, pažiūrim, ką mes čia turim. Tai pirmiausia, reikia subraukti. Aš noriu. Ir šitas, taip čia plus 3x ir plus 11x. Ir žiūrėk, matai, tau duoda, čia tave nori prigauti. Žiūrėk, čia yra minusas ir pliusas. Tai koks ženklas yra minusas ir pliusas? Pliusas, stipriau. Ne, minusas, visada minusas stipriau. Jeigu būtų pliusiukas, tai jis tiesiog Ten pliusiukas. čia minus 11. Jo, taip, būtent. Tai gausis tada minus 8x. Taip, prašai. Prieš imdama kokią nors temą, paprastai permetu akimis bent kelis vadovėlius. Nors dauguma naujosios Horizontų serijos vadovėlių man patinka, matematikos dėja nėra jų tarpe. Man labai anksčiau patiko Atrask serijos vadovėliai, todėl labai nuliūdau pamačiusi, kad iš edukos jie šiemet buvo išimti.
Nors tai su lygtimis buvo taip, kad užklydusi edukai atradau irgi visai man patikusių vadovėlių variantą matematika visiems. Teorija ten pateikta ne taip vaizdžiai, jei kalbėtume apie vadovėlio dizainą, bet taip, kaip pateikti patys teorijos principai ir uždaviniai, man patiko. Todėl tam kartui su Liutauru gliaudėme uždavinius iš ten. Pradėjome nuo skaitinių reiškinių, jų pertvarkymo ir po truputį kėlėme koją į lygtis. Na, štai jau, tai pliusas ir minusas, tai plius 1x. X. Ar mes rašom vienetuką prieš x? Ai. Tai nėra klaida, bet iš principo mes nerašom. Tiesiog vieną x paliekam, taip? Nuliuks šaunuolis. Sveiki, aš esu šiuolaikinis poetas. Ir aš padariau sakinius, padariau gamtos aprašymą. Tu poetas ar tiesiog rašytojas? Poetė ar tiesiog rašytoja? Poetas. Poetė, tai čia eilėraštis bus? Ajo. Ajo. Supainė? Nesvaru, aš poetas. Tu rašytoja. Poetas. Tai geriau skamba. Ai, skamba geriau, nu gerai. Tai šiaip tu rašytoja, okei? Jo. Gamtos aprašymas. Kalbos mokymasis bendrose ugdymosi programuose šiuokart yra labai aiškiai suskaidytas į 4 kalbos mokymosi sritis, kurias pavadinsiu sutrumpintai taip: literatūra ir teksto suvokimas, tekstų kūrimas, komunikacija ir gramatika. Taip, neplakant nieko į krūvą, mes atskirai tų dalykų ir mokomės, skiriant konkrečiai sričiai ir konkrečias pamokas savo tvarkaraštyje. Tekstų, kuriame šiemet daugiausiai akcentuojamės tiesiog į rašinius. Pernai praėję daugiau nei pusę mums patikusios ir tautų knygos teksto paslaptis, šiemet kimbame į antrąją jos pusę, kurioje didžiausią dėmesį bandome skirti nuomonės išsakymui, jos formavimui, pagrindimui, rašinių struktūrai. Aš šiuolaikinis poetas, kurie naudoja. Ir dar ten neiškrypkime iš temos, o nenukrypkime nuo temos. Okay? Nenukrypkime nuo temos. Nuo šitos poetas ką parašė. Tau gėda, tai daug man paskaityti gal. Oi, čia 5%. Aš dabar rašau ir čia 5%. Palinkėkit man sėkmės. Papasakok, Liutauri, kas yra vidinis konfliktas? Kaip tu supranti? Nu, aš jį suprantu, kaip yra tas filmukas Inside Out arba lietuviškai Išjūčias pasaulis, kur ten kovoja viduje tie visos emocijos, kurios ten kovoja. Taip. Jo, ir gali kovoti emocijos, gali kovoti tavo vertybės. Tu žinai, kad reikia vienaip pasielgti, o nori pasielgti kitaip, ne? Mes žudai irgi emocijas. Tikrai taip. Taip. Bet ne tokios kaip žmogeliukai. Ne, nu ten parodyta vaizdžiai labai. Žiūrėsiu geras filmukas. Nepaprastai geras, nepaprastai geras. Mes galėsime į tą pažiūrėti kartą. Aš labai noriu. Mama, Tai va, mes mokome savo kalbą. dėl kad ne tokie žmogeliukai galvoja. Tai tu jos gali susikurti. Kaip galvoja susikurti. Nu, gali įsivaizduoti, kad va džiaugsmas pas tave galvoje yra, arba baimė, arba... Labai pamokantis filmukas. Ir toks leidžiantis suprasti, ne? Kas vyksta, kai tokios bus emocijos užvaldo. Geriausias tiesiog. Labai gerai. Čia mūsų. Aš esu karalienė. Kur va karalienė? Alio. Rodė atsakymus paspaus. O, matai, vieną dar trūko. Dar surinksi, dar daugiau vieną. Dar pabandysi? Pradėti iš naujo. Nu, dabar žinosi. Žinau, kad po to greitėja, reikia daug greičiau arba laukti prie kažkurio. Taip, žymėjami. Taip, paprasta raidė yra su nosinė. Tai va tik 3 tokios yra, tai yra E, I ir U. Taip. Tu negu. O vienintelė yra be jokių. Almanar, limonur, limonur. Davai, repuok, Madė. Almanar, limonur, 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 almanar, limonur, limonur, limonur. 4 raidės, nesupai. A, E, I, U. Jo, bet repas. Eleminer, Gerai, iliminer, ulumamur. Mama, gali greitai skaičiuoti? Almanar, limonur, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Greitai. Alamanar, eleminer, iliminer, ulumamur. Alamanar, eleminer, iliminer.
bandyti žinojau, sąžiningas, Nu, žinojau, architektų žinojau, menininkų. Jo. mobiliai sekasi. Puiku. Aiškiai reikia siekti. Sėskis. Reikia siekti. Priimk vietą, kaip sakant. Don't eat. Ką reiškia don't eat? Nevalgyk. Nevalgyk. Don't. Don't answer, taip. Nu, tai ištrink ir parašyk taip, kaip reikia. Nesąžininga, bet čia... Palas. Taip. Žiūrėjau šitas klausė. Jo, aš atsimenu, kaip žiūrėjai šitą. Tai va, bet mes dabar trumpai šitą temą praeisim, nes čia paprasti pakankamai dalykai. Kas vyksta pas mūsų cheminiais procesais? Pasikeičia pati medžiagos sudėtis. Gamtos mokslų mokomės iš Horizontų serijos vadovėlių. Čia, kaip ir kitose šios serijos vadovėliuose, labai mėgstame medžiagą nagrinėti vadovėlius atsidarę dideliame televizoriaus ekrane, kur randame ir infografikus, ir vieną kitą interaktyvią užduotį, o ir šiaip nereikia alkūnėmis stumdantis prie stalo sėdėti. Gamtos mokslų temų mokymasis iš principo vyksta pas mus pagal tą patį algoritmą. Susipažįstame su naujomis savokomis, peržiūrime teoriją, pasidarome vienokį ir kitokį konspektą, kartais peržiūrime vieną kitą su tema susijusią video medžiagą ir judame toliau. Kartais prisimename kokį vieną kitą eksperimentą. Vaikai labai jau mena tas žemesnės klases, kai eksperimentų atlikdavome daugiau nei dabar. Deja, dauguma tų visų buitinių eksperimentų yra daryti ne kartą, todėl nebelabai yra ką naujo sugalvoti. Ledukai. Kokį šaukštelį sodos? Tik šaukšto gal du. Gerai. Bus geras. Gerai. Vse. Įpilk Liutaurai acto. Liutaurai įpilk va čia acto. Panieška, panieška. Ai, man gerai. Taigi čia tik pil, taigi ne ant rankų pilsės. Baisu. Užtenka. Nu, man atrodo, kad užtenka. Ne, noriu sužiūrėti. Ne, užteks. Viskas. Viskas. O, dabar? Na ir... Wow! Palauk, susprog. Duoja. Ne, susprogtais Laukiam, nesuvoks. kol susprogs. Tiek daug. Tai kas čia vyksta, vaikai? Cheminė reakcija. Ir kodėl pučiasi balionas? Kas ta cheminė reakcija? Nes soda plus actas lygiai soda plus. Tai kas išsiskiria? Liutaurai. Kas? Kokios dujos? Anglies dvideoksidinis. Anglies dvideginis. 2-0. CO2. CO2. Jeigu ką, tai CO2. CO2. O čia jau viskas. O jis kils, jeigu jį paleis. Ne, čia ne helis. Ne helis pasisikaups. Ne helio dujos čia. Ai, paliekam jį čia. Šitas susikaupusias dujas aš įleisiu į šitą... Ir jau aš tiesiog pažiūrėsiu. Gerai? Į šitą indelį. Nes jos yra sunkesnės už orą ir jos nusės čia. Turėtų būti. Ne? Čia kažkas paleis. Taip? Ok, mes jas turim dabar dujas. Turim. Dabar ką padarysim? Dabar Ne, du savo. Dabar filmuojam. Žiūrėk, Liutaurai, filmuojam šitą žvakę dabar, žiūrėk, kas bus. Turėtų bent jau. Tu tiesiog išpylė jas. Taip? Kas čia nutiko? Ką? Ai, mums. Tu jas tiesiog išpylė. Magda, filmuok taip, kad šitas irgi. Bet tu jas tiesiog išpylė. Tai va, patiko eksperimentas? Du eksperimentus į viename padarėm šiandien. Super. Padarėm vieną eksperimentą, kad išgautume vienas dujas, kurias po to panaudojom kitame eksperimente, taip? Puiku. Tu irgi su druska geri? Kiek čia tos druskos man atsigertum? Jis net spalvą tarsi pakeitė. Palaižyk su... Spalvą tarsi. Paragauk atsigertum. Jis net spalvą pakeitė. Jeigu ką nors apsinuodėjai, pavyzdžiui, gali tokį stiprų pasidaryti, išgerti ir viską išvengti. Įmanoma tokį išgerti? Nežinau. Šios druskos tirpalas.
druska daug. Įmanoma tokį išgerti. Čia nori išgeri. Įmanoma tokį išgerti. Nu, įmanoma gal kažkaip. Bet turi būti nestipriai. Na, okei. Gerai, dabar čia stipriai po truputį įpil, žiūrėk, neprilašim per daug. Palauk, žinai ką, palauk, kad iš tos neįsitrauktų netyčia. Aha, nes čia pateks druskos. Ir pilasi, va taip. Šonu, va taip. Tai ką čia mes Liutaurai darysim? Eksperimentą, kur greičiau rūdyje. Tai kokie metalai rūdynė, ne? Mes taip jau Mano galim... mama mane nepervertė šitas eksperimentas. Mama privertė eksperimentą. Aš asmeniškai nelabai excited būtų. Nu, bet pažiūrėsim paskui, bus kažkokia Plakam patirtis. dėl sėkmės. Neplak, nes šitos tai plak, bet šitų neplak dantelį po tos, nuo druskos jas sugadins. O šitas. Dėl tam tikrų priežasčių šiemet nusprendėme, kad abudu vaikai mokysis 7 klasės istorijos kursą apie senąsias civilizacijas. Aišku, sužinoję tai, jie ėmė abu niurzgėti, kad kiekgi galima mokytis apie tas visokias piramidės ir panašiai. Tad turėjau atlaikyti niurzgėjimo bangą ir bandyti įtikinti, kad senosios civilizacijos tai ne vien piramidės ir faraonai. Ar man pavyko? Na, tarkime pusiau. Tad čiumpame tos pačius horizontų vadovėlius, po pažastimi pasiimame iliustruotą pasaulio istorijos atlasą, kuris man labai patinka, įjungiame ekraną, čiumpame konspektų sąsiuvinius ir leidžiamės į zikuratų, dantiraščių, derlingų pusmenulių ir politeizmo verpetus. Žiūrėkit, va šitą paveiksliuką mes irgi jau matėme, ne? Vadovėlyje. Tai čia žiūrėkit, kas Ūro miestas ir čia kas yra pavaizduota. Puošni garsą stiprinant muzikinio instrumento dėžutė. Va čia va pavaizduota. Ant jos pavaizduoti žmonės, vedantis į puotą gyvulius ir nešantis įvairias gėrybės muzikantams ir geriantis ir puotaujantis. O kas čia, Liutaurai, pažiūrim? Paskaityk, apie ką čia rašo. Ratas. Nu? Šumerų išrastas ratas paplito visame regione. Jis buvo naudojamas moliniams puodams žiesti. Vėliau buvo pritaisyti ratai Pritaisyti turbūt, ne? prie karo ir paprastų vežimų. Turi miestus. Pertraukiniai valiau, kad tu Nu, tai turi miestus ir valstybės, ką dar turi? raštas ir mokslas, monumentalus pastatai. Monumentalus. Ir ką reiškia monumentalus, žino? Monumentalus, negirdėt monumentas. Ką reiškia monumentas? Kažkokį šventiklą. Nepertraukinėk, dabar aš skaitau. Ne, mums reikia pasiaiškinti, ką reiškia Mama, monumentalus. Kai tu skaitai, mes tave pertraukinėjame. Palauk, tu neskaitai, o mes aiškinamės, gerai? Ir ganacinė. Kokią sistemą? Iš lėto perskaityti? Ne, nežinoma žodis perskaityti. Irigacinė. Sistema. Dergaliosios. Ne, kokiose žemėse? Derlingas. Žemėse išdavadavo. Ką padarydavo? Ką padarydavo? Išdavadavo. Išaugdavo. Ne, neišaugdavo. Išaugindavo didelį. Jo, dėmesingumo truputį, neprabėg pro žodelius. Išaugindavo didelį derlių. Kas yra irigacinė sistema, vaikai? Nežinau. Tai vat sužinosim. Negumba, po potvynio likusi ką? Bumba. Negumba. Dumba. Ne dumba. 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 Klausykit, čia klaida padaryta. O ką? Dumbla turi būti. A. Aš jau kodėl skaito dumba. Dumba. Dumbla naudoja žemdirbystė. Ei! Naudoju žemdirbystę. Pritaikė irinacinę sistemą. Upėmis keliaudavo ir gabeno krovinius. Tai va žiūrėkit, iš šito ar galit suprasti, kas yra irigacinė sistema? Ne, ir gabeno kovidus. Krovinius. Kovidus. Žiūrėkit, paveiksliukė parodyta irigacinė sistema Egipte. Į ką tai jum sufleruoja? Irigacinė sistema Egipte. Kas tai irigacinė sistema, kaip jūs manote? Aš nežinau, kas tai irigacija. Žiūrėkit, yra upė ir matot, nuo upės nukreiptas vanduo į šitos visokius daržus. Tai va tas yra ta tokia kaip laistymo vandeniu aprūpinimo sistema, yra irigacinė sistema. Geografija Liutaurui patinka, Magdai nelabai. Todėl su jie sunkiau skynėmės per geografijos brūzgynus.
Kažkaip per vieną ausį įeina, per kitą išeina jai tie visi geografiniai terminai pusrutuliai ir pusiaujai. Tad su jai geografinės platumas kiek rimčiau pasinėrėme tik spalio mėnesį. Kas dar? Laidos. Laidos. Netiesioginės televizijos laidos ir biografinės knygos. Prisimeni kokie pirminiai, O gali šitą? pasakyti? Šitą kokią nors kitą spalvą. Per savo gyvenimą aš nesu gal jautusi rūgštaus lietaus. Nors ant augalų būna, kad iškrenta kažkoks lietus ir tu pamatai, kad ant augalų baltos dėmės, raudonos ir juodos dėmės. O kaip būna rūgštingas lietus? Tai O va, gal, kai pavyzdžiui, didelė po gaisrai šitų kyla. dujų, kur čia dega? Nežinau, bet matai, tai nebūtinai iškrenta toj pačioj O vietoje. tai pala, o kas tame rūgštingame lietuje yra? Jis rūgštus, visokios cheminės medžiagos. Gal ir bus, būtų fainai. Jeigu jį paragautum, kas būtų? Jo, mes anksčiau buvom tokius išsigryninę. Ai, žiūrėk, auksas, važiuok, irgi yra auksas. Jo, dramblio kaulo nėra. Kur prie pipirų, čia prie prieskonių. O čia, žiūrėk, čia nėra išskirta prieskonių, irgi tik vanilė kaip prieskonis, kakava plius minus galim. Mes čia neturim užsas. Ką? Mes čia neturim. Jo, čia apskritai prie prieskonių gal galima būtų. Čia vėl visokie tokie, žinai. Žodžiu, dėl prieskonių, dėl brangenybių, kažkokių dėl naujų daržovių. Čia ne tai, kad dėl ko keliavo, čia tiesiog ką atrado čia daugiau, matai, čia poveikis. Ne? Daugiau poveikis, o pas mus buvo dėl ko keliavo. Tai va šiek tiek skirtingai. Šiandien mes kepsime mėlynius blynus su tešlai iš parduotuvės. Vaikai parduotuvėje užmatė įvairių miltų mišinių blynams ir panoro palyginti, kuogi tie blynai skiriasi nuo kepamų namuose. O paprastai mes kepame arba lėtinius, arba taip vadinamus širdutinius blynus. Parduotuviniai viliojo savo iščiustytais paveikslėliais, žadėdami idealiai purius amerikietiškus bei mėlynius blynelius. Kodėlgi nepabandžius? Tai mūsų. Tai mano vaikų dės. Tai vad, čia skaitai, kur daryti ką. 350 būtų ką? Paskaityk, va čia skaitai ir kur skaitai? Čia. Ok. Labas rytas. Šilta. Kas čia taip vėlai keliasi? Tu. Aš tai anksti atsikėliau, aš pusę 7 atsikėliau. Jo kažkaip keistai atrodo. O tie su pienu, tai mums pieno reiks nusipirkti ir tada kepsim rytoj su Šitie pienu. skaniai atrodo ir gražiau atrodo. Paragausim? Tokie gražūs. Paragausim ir vienu. Man tai jau šitie geresni, pažiūrėk, kokie. Tokie. Atsuk bent pakuošę, atsuk. Pasižiūrėk. Palauk, palaikyk, atsuk pažiūrėk. Kelio turinį ir sausas mėlės suberti į dubenį. Suberk. Maišant su Tai pienu. palauk, paskaityk vieną, ką tau prašė padaryti. Dubenį suberk. Tai čia jau vanduoju. Tai kitą dubenį suberk. Ai. Ir ten to užpilsi vandenį. Ai. Aš sakau, negamai. Logiška? Ar logiška? Na. Turinį ir sausas mėlės suberti į dubenį. Maišant su pienu. Tai pirmiausia suberiam. Ką, bandyk, šalapė šaukštas. Įkaitinta keptuvė. Tai gerai, to įkais. Dar neįkaitinta. Bandom, čia kažkaip toks sutarimas, kad labai tešla yra. Ai, kaip gražu. Dabar gali įpakuoti iški. Žiūrėsim, ar iškės. Bet gražu, ko tu? Tai gražumo, tai gražu, įdomu, ar tiesiog kaip ir iškeps. Iki, ko čia? Kep kol apskrus. Bet aš abejoju, ar mes jau iškepėm šitą. Jau gali jos išimti. Ne, dar šiandien, bet tau aš turėčiau. Paimk, išimti. Susigėrė jos? Ne, dar kol nejauduoju, dar. Taurai. Jau trauk. Va, iki tokio, kur va čia. Čia jeigu taip bimblino, o taip tiesiog. Savo.
puiku. Negal. Kitą rytą ragausim kitus, ne? Gerai. Reikia Nu su ką? stilium. Jo, antras mūsų bandymas, ne? Ei, tik tai į lėkštę dė. Jo, mažas. Amerikietiški blineliai, ne, šį kartą? Net neišsipit. Amerikietiški blineliai. 5 Kaip sekundžių skonis? ir nepraėjo. Kaip skonis? Geras, pasižiūrėkit. Kurie geresni, anie, kur vakar buvo ar šitie? Sunku pasakyti. Jie buvo labai nustabus. Abiejai labai skanus. ne? Pažiūrėkit, kokia tekstūra. Tiesiog, jie tirpsta burnoje, jie kaip bulka. Saldi Kaip labai. bandelė, ne? Bet per saldus, man O. atrodo. Ne? Man tai saldoki tokie. Ar gali visi žmonės būti gabūs viskam? Ar gali visi žmonės mėgti viską? Atsakymas turbūt aiškus. Negali. Tai man dažnai primena Magdė, kai bandau apgailestauti, kad ji nebegroja smuiku. Dėja, bet niekaip neįkalbame jos groti jokių instrumentų. Bet kartais Liutauro paprašyta jį išsitraukia savo turėtą ir vis dar namuose esantį smuikelį bei bando žiūrėti, ar prisimena kažką. Norėtum mokėt groti? Žmoku, labai diena. Truputį nesutampa garsas su audio su vaizdu, bet nieko. O galėtum mokėt daryti. Liutauras tuo tarpu ištikimai mokosi groti smuiku toliau. Pradėjus nuo 6, šiemet jam tai jau 9 grojimo metai. Ir nors abejoju, ar jis kada rinksis muziko kelią, tačiau tikrai žinau, kad visa tų metų patirtis nenueis veltui. Na, o šie metai mums ypatingi tuo, kad Suzuki akademijoje atsirado jungtinis vaikų ir mamų orkestras. Tad važiuojame su Liutauru į repeticijas kartu. Labai smagu prisiminti grojimo orkestre malonumą ir man. Rugsėjo 22 Lietuva minėjo 150-asias Mikalojaus Konstantino Čiurlionio gimimo metinės. Mes Čiurlionį paminėjome kukliai. Klausėmės tądien jo muzikos ir pasižiūrėjome porą video apie jį bei jo darbus. Deja, vis neįkalbu vaikų nueiti pasižiūrėti tų virtualios realybės patirčių paremtų Čiurlionio kūrybą. Tikiuosi, kad vis tik pribręsim kažkada. Dailei ir muzikai papildomai neskiriame per daug dėmesio. Vaikai mėgsta susitikti su draugais ir kartu užsiimti įvairiais piešimo iššūkiais. Na, o pamokose, kuriuose išpuola pagal tvarkaraštį, tęsime pernai pradėtą pažintį su didžiaisiais kompozitoriais ir menininkais. Na, o rugsėjai, kaip jau minėjau, kaip kompozitorių nagrinėjame Čiurlionį, o į dailininko kėdę šį kartą sudinome Mikelandželą ir Vincentą Van Gogą. Į pirmąjį bandėme pasižiūrėti iš savos perspektyvos, guldamiesi ant grindų ir stengdamėsi bent šiek tiek suprasti, kaip sudėtinga buvo žymiajam menininkui atsigulus tapyti freskas ant bažnyčių lubų. Taip, stalas. Tai va ir Mikelandželui birėdavo viskas. Stalas. Aha. Taip. Stalas. Kai Mikelandželas freskas tapė, jam irgi viskas birėjo. Tai man į akį pateko. Tu įsivaizduok, dar jis tapė su dažais, kurie dar skisti ir irgi Polka. teka. Tokia polka. Nu, ne taip. Kaip skauda ranką čia ir aš. Aha. Įsivaizduoji ir jis ištisą dieną va tai va darydavo. Lemu, panimas. Įsivaizduoji? Stalas kaip pianino. Nu, tai nes man į akį pateko. Nu. Gerai, taip, čia lempa pas mane viršų stovi. Ką man piešti? Aš piešiu. Kaip skauda ranką. Aš piešiu Įsivaizduoji, kėdę. kaip jam reikėjo tapyti. Vincento Van Gogo tapybos neimitavome ir ausų nesižalojome, bet kalbėjome daug apie jo gyvenimo peripetijas. Būdamas neuroįvairovės spektro narys, jis kelia mūsų smalsumą dar ir šioje platmėje. Tai, kad jis tik po 30 metų atrado tapybą, o prieš tai ketino būti pastoriumi, mums buvo įdomi tema pokalbių apie vėlai atsiskleidžiančias asmenybės ir apie tai, kad nebūtinai tiesa yra ta, kad tik jei nuo ankstyvos jaunystės eisi užsibrėžęs tikslo link, kažko pasieksi. Kaip sakoma, viešpaties keliai nežinomi ir niekada nežinai, kas kada kur pražys. Visą vasarą mūsų kieme stovėjo palapinė. Joje visą vasarą miegojo Liutauras. Kartais prisijungdavo ir Magdė, arba draugai atvažiavę nakvyniai. Smagu buvo jaunimui. Liutauras palapinėje miegojo praktiškai iki pat rugsėjo pabaigos, kol jau naktis pasidarė tikrai per šaltos miegoti su paprastu miegmaišiuku.
Labas rytas. Kas čia taip ilgai miega? Kelkitės. Laikas keltis. Eik su savo mokslu. Rugsėjais lepinės šiltais orais leido vaikams pasimėgauti ne tik miegų palapinėje, pasivaikščiojimais, bet ir važinėjimusi dviračiais. Kadangi Liutauro keturratis šią vasarą turėjo daug techninių iššūkių ir jo važinėtasi buvo nedaug, dviračiai tapo puikus pramogų pakaitalas. Vasarą Liutauras su kaimynų berniukais dažnai važiuodavo iki už 6 km esančios parduotuvės ir atgal. Tai buvo viena smagiausių vasaros atrakcijų. Magdė prie berniukų neprisijungdavo, bet rudenį, kai kaimynai išsiskirstė, broliui kompanija prisijungdavo ir jį. Liutauras šiemet tęsia ir toliau parkūro akademijos užsiėmimus, kurie vyksta 2 kartus per savaitę. Tad šioje vietoje nieko naujo. Ir toliau kartą per savaitę su draugu eina pėsčiomis iki treniruotės kelis kilometrus, o aš ir toliau neturiu jokių nuotraukų iš ten ir negaliu su jumis daugiau nieko pasidalinti. Tad tam kartui tiek apie rugsėjį. Skriejame į spalį. Susitiksime ten.